Balandis – tai supratimą apie autizmą mėnuo. Apie jį prabylame vis daugiau, nes 1 iš 86 vaikų turi autizmo sutrikimų. Ir tas skaičius gali būti dar didesnis. Prieš porą metų daryti tyrimai rodo, kad 1 iš 50 vaikų gali turėti autizmo bruožų. Atrodo, kad skaičiai nuolat auga. Kodėl? To pasakyti dar negali niekas. Galbūt ir jūs pažįstate tokį žmogų. Aš esu Vakaris. Gal ir atrodau kaip paprastas vaikas, tačiau specialistai sako, kad turiu daug Aspergerio sindromui būdingų bruožų. O Aspergeris – viena iš autizmo formų. Anksčiau turėjau daug problemų su mokytojais ir bendraamžiais. Man labai sunku suvaldyti emocijas. Kai jaučiuosi laimingas, man labai sunku galvoti apie ką nors kitą. Kai jaučiuosi supykęs, man viskas atrodo tokia nesąmonė. Mokiausi 2 mokyklose, dabar jau mokausi 3. Nors sunkumai niekur nedingo, tačiau ir aš, ir mokytojai, ir bendraamžiai stengiamės suprasti vieni kitus ir gyventi draugiškai. Mes esame kitokie, bet ne blogesni. Aš taip pat žmogus. Myliu ir esu mylimas. Gyvenu su kitais ir tarp kitų. Visiems reikia išmokti gyventi kartu. Balandžio 2 tai supratimo apie autizmą diena. Pagalvokite, gal jūs pažįstate ką nors, kas turi autizmą? Gyvename šalia jūsų, todėl norėtume, kad mus suprastumėte ir mums padėtumėte. Daugiau apie autizmą sužinosite svetainėje Kitoks vaikas. Pasidomėkite apie autizmą ir papasakokite kitiems.